Šią dieną bitininkauju ir ūkiai turiu Lazdynų miškelį 16 hektarų pakaunį. Žinau, kad tikrai praktika, užsispyriau, norėjau užaugyti, įveisti šitą šaką Lietuvoje, kaip ir dabar šiandienai daug jau augina Lietuvoje, net apie 2000 hektarų. Nesakau, kad visus susodinau, bet labai daug susodinęs. Ir dėl to stengiamės šitą veiklą vystyti. Dėl bičių buvo pradžia, žemės senelių buvo, galvojau, ką pasodyti, užsodyti, tai žilginėliai, kaip ir bitelėm pavasarį yra naudingos žiedadulkės neša, kuris pirmas augalas, kaip sako, žilginėliai skleidžiasi, žiedadulkės skleidžia, tai bitelės maitina perus, vystosi, tai dėl bitelių pradžia. Čia, žinokit, tas dzūkelis ir esu, norėjau padaryti, kas niekas nepadarė dar. Aš ir pats prekiau per ūkininko turgelius, perikau po melagių, kokių tik negavau. Daug kas atvažiavo į ūkį, įsitikino, daug kas pamatė, kaip sako, vienas nuo kito, ir ta šaka šiai dienai ne naujiena. Kurie myli riešutą ar patinka, čia geras produktas. Sakau, nėra lubelės, o ta kur lubelė, tai tarp dantų, tai vėl kartumą duoda, alergiją neduoda ta lubelė vidury, kur riešuto yra. O čia nėra, tai čia yra bepas. Niekas jam neatsitinka, nebijo nei pliuso, nei minuso didelio. Ant kitos nakties dalėsim kitos parps. Ir niekas jam neatsitinka, net pavasarį, sakau, surinkau apie kelias tonas ir visi geri buvo. Tai va, tai reiškia labai gerai, yra negendantis produktas, gali kada nori susirinkti. Žinau, turėjau 18 rūšių, šiai dienai likęs ant 4-5 rūšių, kurios yra perspektyviausios, gausiai derančios, nėra lubelės vidury. Stambus riešutai, tai dėl to yra perspektyva.